dabar darysim varškės sorelius. Pasiėmiau varškės 600 gramų. Paprasta varškė 9 procentų. Tada man reikia vanilinio cukraus. 1 šaukštelę. Reikia ieškoti vanilinio cukraus. Bus gerai. Vanilinio cukraus. Ne vieną, 2 reikia. Dėjau vanilinio cukraus. Tada cukraus pudros reikia 2 šaukštelį, 4 šaukštelį, nu tai va. Taip, šitas mes dvigubai darau. Šitas supilsiu. Taip, cukraus pudra. Lengviau įsimaišyti cukrus, netraškėti tarp dantų. Vienas. 2. 3. 4. Gerai, cukrus pudrą turim. Dabar dar mes norėtumėm įdėti truputį citrinos sulčių. Būtų labai gerai. Citrinos sultis dėkime natūralesnės. Va tokias. Tai atsisuks. Tiek čia jau mums reikia dėti. Taip. Taip maždaug va. Čia koksai šaukštelis, pusė šaukštelio panašiai. Paragausim, pažiūrėsim kaip skonis. Kad būtų. Taip, dabar šitas čia netoli padedam, nes tai gali reikti. Jų gali prireikti. Eisim prie sviesto. Sviesto reikės 100 gramų ištirpinti. O va, sviestas atmatuotas 100 gramų. Sviestas paprastas kem 2. Tai yra 82 procentų. Kad būtų. Ir rašo kambario temperatūrai. Čia visi dažniausiai visokie še. Mes šildysim normaliai. Kad jisai normaliai pašiltų, neužvirtų. Negalima užvirti sviestą. Jisai turi pašilti. Tai jis išsilydyti. Jisai lydus. O baigia man sviestas įsilydyti. Jisai įsilydęs praktiškai. Dabar ant varškės kol kas nepilu, pasimsiu blenderį iš karto, kad galėčiau sublenderiuoti viską. Nes jeigu bus neblenderiuojama, tai tada jisai greitai sušals ir sustings, ko man nereikia. Pasiėmiau blenderį. Dabar supilsiu ir iš karto blenderiuoju. Supyliau sviestą ir iš karto blenderiuoju. Masė gaunasi tokia kaip kremas, tik tais dar biškį yra ir varškės likučių, kad būtų taip, ta prasme man patinka. Ir ragauju, žiūriu.
ar trūksta cukraus ar netrūksta cukraus. Mano atveju trūksta. Dar dadėsiu truputį ir įsimaišysiu. Čia. Mano masė gatava. Čia pagal norą galime mesti ar raziną, papai, dar kažko. Dabar formuosiu. Biškį paformuosiu. Filmuosiu, kaip atrodo suformuoti. Nu va, taip paformuoju. Kad būtų lengviau susišnekėti, tuos pasidengiau, pasišlapinu rankas ir išėjimą čia ir tenai padeda. Vienu žodžiu formuoju. Kitaip nieko nepadarysi, reikia suformuoti. Čia būsimi sūreliai. Nu va, suformuotas mano visi sūreliai. Ir kad būtų greičiau, jie ne iš šaldytuvo į kamerą. Tada bus greičiau padaryti. Sustings sviestas, kai sviestas sustings, tada dar darysim šokolado glajų. Nu va, mano tie baigė jau tenai kaip ir užšalti sūreliai. Dabar reikia daryti vaistą. Atsidarom čia tą turtingą lentyną. Kadangi tokio šokolado pas mus tikrai gana daug, tai darysim iš jo. Pasiėmą šokoladą. Čia tarp kitkai juodas šokoladas, jisai man kaip tik tiks. Pasistrupinsiu, pažiūrėsiu, kiek čia jau galim dėti ir sugrįšim paskui. Pasižiūrėję. Biškį dėsiu dar sviestą, kad toksai būtų tasai sūrelių glajus, toksai, kad jisai būtų kitoks. Nes vien tik šokoladą galim vien tik šokoladą įsitirpinti ir tarp jo daryti. Kiek čia yra, va, 75% kakavos. Nu tai galim sakyti, kad juodas šokoladas. Tai vat. Pasitrupinau biškį šokoladą. Šiaip, manau, plėtelės turėtų užtekti. Tai 100 gramų, kadangi pas man daugiau, šiaip biškį persistengiau. Čia gan nemažai jo liko. Dedam atgal į šitą vietą. Ir jūs turėtų būti. Jeigu trūktų, tada pasižiūrėsim, bet šiaip turėtų būti beveik per daug. Tai 135. Nu ir sviestų dėsiu kažkur, taip pasakykim, apie iki 150 gramų. Nedaug man jo reikia. Čia tam, kad lengviau jisai sukietėtų, taip pasakykim. Tai 200 kem. Nu ir dar atspjauju gabaliuką 100 gramų. Tai čia tam. Iš tikrųjų galim dėti čia riešutų, būtų irgi skanu, bet pas mus daug besispjaudančių yra, tik nedėsiu riešutų. Šitoje vietoje. Gal būtų netgi ir skaniau, tai glajus būtų su riešutais. Dabar kaip šitą. Šitą iš tikrųjų daug kas šildytų mikrobangiai, bet kadangi mes neturim, tai aš biškį kitaip sugalvojau. Prisipilu čia vandens. Vandenuką. Savo bliūdelį reikia įsimesti čionai. Taip. Biškį čia. Kairėsim, kad nebūtų čia per daug. Ir va. Viskas paprasta. Ir šitą daiktą šildysim.
Šokoladas iš tikrųjų tirpsta maždaug apie 40 laipsnių temperatūrai. Šiaip pradeda lydytis jau jisai rankose, tai vadinasi apie 30 laipsnių jam turėtų užtekti. Tai vanduo pradės šilti, jisai pradės lydytis. Kad jo prie kraštų neliptų, reikia jį maišyti pastoviai. Na, tuoj pasižiūrėsim, kas iš to gaus. Na va, mano šokoladas po biškį jau pradeda tirpti. Labai taip svangiai, kad tirpsti jau. Net šokoladą atsiduoda. Pasižiūrėsim, gali būti, kad dar sviesto reikės įdėti, kad būtų skystesnis. Pamatysim, kaip jisai ištirps, kaip ištirpęs atrodo. Dar kol kas turi pašilti. Nu, prabėgo, aš nežinau, kiek čia, kokios gal 2 minutės po paskutinio filmavimo. Ir šokoladas kaip ir jau praktiškai beveik gatavas. Tai, kad neperkaistų jisai, aš jį išjungiu iš vis, nes vanduo dar karštas, išlieka viskas čia karštai. Šiaip realiai galim dar biškį sviesto dėdėti, bet galime nedėti. Čia kaip norim pagal tasai, kokio storio glajus nori, kad būtų. Šiaip realiai aš dar biškį įdėsiu, nes man atrodo, kad čiut reikėtų skystesnį jo. O jisai toksai va kaip ir laikosi. Įmesiu dar kokį gabaliuką panašiai, nu, apie kokį 15 gramų. Išmaišysiu, tada pasižiūrėsiu, kas gausi. Nu va, įmečiau, radau dar grietinėlės šaldytuve, tai įmečiau grietinėlės. Man gal labiau tada nebus tokia riebi. Ir va tokia masė. Gausi 20 gramų grietinėlės įmečiau. Tai va, su tokia jau galim dirbti. Na va, įsitraukiam savo. Sūreliai būsime. Taip. Pasiėmam čia, pasidės, kad būtų arčiau. Šitas daiktas. Ir dabar šitą, dėsim į šitą. Su pagaliukais. Kad būtų paprasčiau. Taip. Atsakymausiu. Prilypę jie yra. Kažkas tokio. Gerai, kadangi su viena ranka sunku filmuoti daryti, kaip biškį padaryta, nufilmuosiu. Labai greitai sukietėja ir pasiėmiau tokią va įrankį. Čia įsmeigia, apsuku ir dedu. Apsuku dėdi. Viskas realiai jau kaip ir beveik gatavi. Nu va, kaip mano turtas gavosi, kaip atrodo. Jau praktiškai galima ir valgyti. Šokoladas labai greitai stingsta, jisai praktiškai tik užliejus iš karto sustingęs yra. Nes kadangi čia iš kameros jie ištraukti